Aš irgi laukiau, kol kas nors padarys tą darbą. Valdžioj tiek besiveržiančių į valdžią, tiek norinčių užlipti, kad jiem plotų. Aš niekad nesupratau, kodėl ten reikia norėti. Jeigu man ploja, tai aš savo akyse nuo to nepadidėju. Man nereikia, kad plotų, man nereikia, kad kiti pritartų man. Aš pats žinau, ką darau ir mano atskaitos taškas yra mano viduje. Iš išorės patvirtinimo man nereikia. Jeigu jisai yra, tik tai, ačiū, kad patvirtinat, bet man nebūtina. Tai į valdžios Olimpą lipa, žada. Ir aš balsavau kažkadaise už senąjį Landsbergį ir į krūtinę mušiausi ir ligonių sakiau, už jį balsuokite. Prieš daug metų, prieš 30 metų. O paskui vis galvoju, kodėl jis nėra tiek protingas, kad jis paslėptų savo ne žodžiais, jokių būdų, kūnų, intonaciją, išsakoma panieka tiem visiems, beklausančiam, jo labai protingos šnekos. Bet jis jos niekina. Taigi, tugi darai gerą darbą Lietuvai, bet kodėl tu nepaslėpi tos paniekos? O paskui man, dar po daug metų irgi aš supratau, kad Lietuvą jis susitapatino su savim ir su savo interesais. Ir tai, kas gera man, reiškia gera ir Lietuvai. Ir užtat yra 2 Lietuvos, 3 Lietuvos, užtat šunynas, kagebynas, arba kaip Džiugelis pasakė, erkės, ir jie jau ne Lietuva. Jie yra kitokie. Šaikos principų, mafijos principų, senasis Landsbergis viską ir konstravo. O mafijos principas esame mes ir jie svetimi. Nėra vienos Lietuvos. Lygiai taip pat buvo su Radžvilu nacionalinis susivienijimas. Aš jų steigėjas buvau. Taigi čia ne taip seniai, prieš 4 ar 5 metus, galvoju, taip protingai kalba. Toks filosofas, išsilavinęs. Bet kai moralinės vertybės prekybos objektų pavertė, norint pasisakyti apie Venckienę, pasisakyti negali, nors Venckienė skriaudžiama neteisingai ir neteisėtai, bet pasisakyti negali, nes gal praras daugiau balsų, negu gaus. Tai jeigu moralinės vertybės prekybos objektų, tai tu toks pat kaip ir anie blogieji, kuriuos tu kritikuoji. Tik tai tiek, kad tu kitą švarkelį ir kitą skvernelį užsidėjęs ir šitoj srity padarysi truputėlį kitaip, kitą spalvą nudažysi namą. Ne mėlynai, o žaliai. Tame ir skirtumas. O to namo neremontuosi. Nesutvarkysi jo bazės ir pagrindo. O bazė ir pagrindas Lietuvos esame mes visi žmonės. Mes lygus turime būti.